Šį kartą mėginsime įsiaiškinti, kaip socialiniai tinklai keičia žiniasklaidą, su kokiais iššūkiais socialiniuose tinkluose susiduria politikai ir kaip socialinius tinklus išnaudoti verslo reikmėms. Taip pat pažiūrėsime, kaip atrodo elgsena socialiniuose tinkluose realiame gyvenime. Wow, žinai, šią vasarą bus galima laipioti medžio viršūnėmis Anykščiuose. Dalinuosi. Žinai, man patinka šita tavo idėja. Geras, man patinka šitas megztinis ir šitas meno kūrinys. Kiekvienas mygtuko patinka paspaudimas akimirksniu naujieną parodo kelioms dešimtims socialinių tinklų vartotojų. Kaip tai keičia žiniasklaidos darbą bei informacijos sklaidą. Jeigu man kažkas būtų pasakęs prieš, tarkim, porą metų, kad mes gaminsime naujienas, kurios yra skirtos specialiai socialinių tinklų skaitytojams, aš turbūt nebūčiau nei už ką patikėjusi, bet dabar tai yra kasdienybė. Įtaka nėra nei teigiama, nei neigiama. Pasakyčiau, kad gyvename pokyčių laikotarpiu, kuriuos Facebookas padiktavo ir mums lieka tiesiog prie jų prisitaikyti. Jeigu taip kalbant konkrečiai, tai tiesiog žiniasklaida neteko ilgą laiką turėto žinių ir nuomonių monopolio. Ir žinot, kad su socialiniais tinklais dabar žinių transliuotojai yra visi, kas netingi. Tai yra viena. O antra, žiniasklaida su socialiniais tinklais tiesiog įgavo papildomą žinių ir nuomonių informacijos šaltinį, bet tuo pačiu ir kanalą. Kaip rodo skaičiai, 80% visų vartotojų yra pamėgę bent vieną naujienų kanalą Facebook'e. Taip sakant, tai yra labai stiprus priklausomybinis ryšys tarp žiniasklaidos, vartotojų ir paties Facebook'o. Aš manau, kad čia yra pasaulinė tendencija, kad socialiniuose tinkluose labiau plinta teigiamas turinys. Tas vadinamas softinis, tai yra minkštesnis, pramoginis kačiukai, šuniukai. Taip pat tokie dalykai, kaip kad, tarkim, dingę žmonės, kuriuos prašoma surasti, arba kažkokios istorijos, kurios yra jautrios, žmogiškos, kažkam yra renkami pinigai, aukojami. Vartotojai, skaitytojai faktiškai skiria sekundės konkrečiam pranešimui ir straipsniui. Tai ką mes stengiamės daryti, tai prisitaikyti prie to ir Facebook'e platinti Facebook vartotojui suprantamas naujienas patogiu formatu. Tai yra dažniausiai gana trumpos naujienos, labai aiškia antraštė, labai aiškia struktūra. Socialiniai tinklai tampa papildoma informacijos erdve, kurią žurnalistai privalo stebėti. Ten karštos naujienos atsiranda akimirksniu, tad naujienų portalai privalo reaguoti greitai. Jei jie žinutės nepateiks pirmieji, pasiektas efektas bus mažesnis ir nebe toks svarbus. Socialiniai tinklai taip pat didina ir konkurencinį spaudimą. Kaip dabar kalba žiniasklaidos vizionieriai, ypač Amerikoje, kad žiniasklaida nebeturi to breaking news monopolio, pranešti karštas naujienas pirma, nes dabar iš tikrųjų tam tikrai auditorijai pranešti naujienas gali faktiškai kiekvienas. Ir mums reikia tiesiog su to susitaikyti ir labiau koncentruotis į explain the news arba paaiškink naujienas formatą. Judėjimas yra įvairia kryptis, yra keliom kryptim, tai yra mums kaip žurnalistam tai yra didelis informacijos šaltinis, įvairūs socialiniai tinklai, ne tik Facebookas, taip pat įvairių žmonių, žymių žmonių profiliai yra taip pat informacijos šaltinis. Na, tai yra ir priemonė mums pareklamuoti savo turinį ir atsivesti naujų skaitytojų. Būtų, sakyčiau, kvaila kaltinti žiniasklaidą, kad jinai nedirba ten, kur verda žinios ir nuomonės. Neprofesionalu yra tiesiog paimti įrašą, patalpinti savo portale ir nepateikti antros nuomonės, trečios nuomonės, neįvesti skaitytoją į kontekstą arba neišplėtoti temos. Aš manau, kad žymusis politikės Juknevičienės atvejis apie tai, kad minčių kyla įvairių, kad jis buvo įdomus ir pakankamai skandalingas ir pakankamas, kad jo pagrindu darytum žinią ir taip pat pasiskambintum, žinom, tuo pačiu politikai, pasiklaustum, ką jie galvoja. Socialiniai tinklai kelia tam tikrų grėsmių. Viena iš jų – žiniasklaida tampa itin priklausoma nuo komunikacijos socialiniuose tinkluose. Vakaruose matoma tendencija, kad net 40% lankytojų į naujienų portalus užkleista perskaitę žinutę socialiniuose tinkluose. Tad jeigu vieną dieną kas nors nutiktų socialinių tinklų populiarumui, tai naujienų portalus paveiktų itin stipriai. Tradicinė žiniasklaida yra ta sfera, kuri duoda tą patikimumą, tą dimensiją. Tai yra tai, kad į socialinius tinklus
tu gali išmesti bet kokią informaciją ir taip pat mes lygiai taip pat matome ir informacinio karo akivaizdoje, kaip galima, kaip pavojinga tai galėtų būti iš tiesų. Žinai, nesąžininga. Grąžino vėl šauktinius, dabar bus ilgesni mokslo metai. Matyt, reikia sutvarkyti jaunimą. Žinai, įdomi mintis, nuo šiol aš tave seku. Vis dažniau socialinių tinklų vartotojai tampa politikų paskirų sekėjais. Viena vertus tai puikus kanalas politikams glaudžiai bendrauti su rinkėjais. Kita vertus, neatsargus pasisakymas gali tapti tikrų išbandymų reputacijai ir rinkimų rezultatams. Kaip socialiniuose tinkluose jaučiasi valdžios atstovai ir kaip jie turėtų elgtis, kad jų įrašai netaptų pagrindinė naujiena portalų žinute. Lietuvoje ta ypatingai Facebook erdvė yra pakankamai politiška ir labiau, sakyčiau, uzurpuota dešiniųjų nei kairiųjų jaunų žmonių. Na, tai irgi labai jaučiasi. Bendra ta tokia nuotaika labai jautėsi, tarkim, pastaraisiais metais Rusijos-Ukrainos karo metu, kad buvo toks labai patriotinis nusiteikimas, toks labai dešinysis tas nusiteikimas. Skandalas kyla kiekvieną kartą tuomet, nori ten didesnio ar mažesnio kalibro, kai kažkas įsižeidžia, kažkas užgaunamas yra, apšmeižiamas galimai tenais ar dar kažkas atsitinka. O riba, nuo kurios prasideda įsižeidimas ir užsigavimas, ją nusistato kiekvienas žmogus asmeniškai. Asmeninė nuomonė versus nebeasmeninė nuomonė, man atrodo, papildomų taisyklių galioja gal kažkokių institucijų vadovams, kurie kalba ne tik kaip asmenys, bet visuomenė yra labiau atpažįstami kaip institucijos vadovai kažkokios. Tai ta pati Rasa Juknevičienė, buvusi krašto apsaugos ministrė, čia buvogi paslydus netaip senai su, kaip čia, galimai rasistinių pasisakymų prieš įskrendant. Skandalas pats iš savęs jisai nebūtinai yra blogas. Prancūzai turėjo pernai berods atvejį, kai vienas fotografas atrado prezidento meilės romaną, papublikavo nuotrauką Twitter'e ir per vieną naktį visą Prancūziją atrado Twitter'į kaip socialinį tinklą apskritai. Socialiniai tinklai be abejo yra mano kaip asmens sritis ir be abejo žinutes rašau aš pats ir jeigu diskusijų dalyvauju, tai irgi dalyvauju pats. Bet kai, tarkime, per Facebook'o, na, sakykime, kaip politiko puslapį pradeda žmonės rašyti žinutes asmeninės ir tai būna elektroninio pašto pakaitalas, tai be abejo be padėjėjo neišsiverčiu, tai būtų tiesiog neįmanoma. Ir man tik tai keista, kaip dalis politikų jie apsimeta, kad visą laiką rašo patys, kai iš tikrųjų akivaizdu, kad taip nėra. Kalbant apie pačius įrašus, tai tiesiog reikėtų žinoti, kad neskelbti ten tai, ko nepasakytum į kamerą arba diktofoną. Taip pat reikėtų žinoti, kad tavo auditorija yra gerokai didesnė negu tavo draugų skaičius arba tavo siena, nes jeigu įrašas taps populiarus, auditorija gali būti 100-tūkstantinė. Kartais būna, kad žmogus prasižioja ir jau visi laukia išsižioja, nes žmogus tiesiog yra personažas. Tai ta pati ūkio ministrė buvus, taigi visi ten su dideliu nekantrumu laukdavo kiekvieno pasisakymo, nes 100% žinojo, kad bus tikrai kažkas labai gero. Kai turėjom savivaldos rinkimus, ir visi labai puikiai ir greitai pamatė, kad jeigu pirmas turas buvo toks, sakykime, komunikacijos socialiniuose tinkluose prasme atviras, labai intensyvus komunikacija, daug pažadų, prisistatymų ir visokių dalykų, ten net žmonės, kurie nenaudodavo ten kokį Instagram, pradėdavo Instagramą naudoti, savo asmeninį gyvenimą rodyti ir visus kitus dalykus, tai antram turė viskas staiga pasidarė labai murzina, neskanu, nešvaru, su kai kuriais dalykais ten ir šeimos nariais įsivelinčiais į skandalų gal nepavadinčiau, bet tokius mikro ažiotažus nedidelius kažkokius tai sukeliant. Tai auditorija tiesiog mato, kad tai yra neskanu. Tu negali suvedinėti ten asmeninių sąskaitų viešai. Man atrodo, kad socialiniai tinklai, kaip bebūtų keista, bet nuleido politikus šiek tiek labiau ant žemės. Nes dabar galima labiau atskirti, kuris politikas yra betarpiškas, kuris labiau arogantiškas, o kuris mažiau arogantiškas, kuris formalus, o kuris, na, toksai praktiškesnis, galbūt, na, įvairius tos takoskyras gali labiau leisti pastebėti socialiniai tinklai. Aiškus patarimas viešiems žmonėms tai yra klaida galvoti, kad tai yra tavo asmeninis profilis. Aš tai siūlyčiau tai žiūrėti ne kaip į kažkokią atsipalaidavimo priemonę, bet labiau kaip į komunikacinę priemonę ir ypač viešiems žmonėms susigalvoti strategiją, kas ten turėtų būti iškomunikuota, ką jūs norite pateikti. Na, jeigu mes manom, kad Lietuva eis demokratiškėjimo linkme, jeigu politikai pėsti vaikščios gatvėse ir važinės dviračiais, o mažiau limuzinais tamsintais stiklais, tai reiškia, kad jie skirs dėmesį ir socialiniams tinklams.
Tai reiškia skirs dėmesį žmonėms, kurie nori prieiti, komunikuoti, nori abipusio ryšio. Tai aš manau, kad kol kas einame tą kryptimį, aš tą kryptimį iš tikrųjų džiaugiuosi, manau, kad tai yra visuomenės laisvėjimo kryptis. Gal žinai, kur dviračius remontuoja? #sezonas, #dviračiai. Žinau keletą vietų, bet vėliau pasakysiu. #vasara, #sportas sveikata. Socialiniai tinklai keičia ir verslą, bendravimo su klientais bei reklamos pasaulį. Socialiniai tinklai gali pasigirti unikaliais algoritmais, kurie komercinį turinį rodo labai tikslingai atrinktai vartotojų grupiai. Šie algoritmai seka vartotojų žingsnius interneto erdvėje ir nuspėja, kokios paslaugos ar produktai jiems aktualūs. Ar reklamą socialiniuose tinkluose galima lyginti su tradicinė reklama? Kiek ši išmani reklama kainuoja? Reklama prekybos centruose ir reklama Facebook'e tai yra dvi skirtingos terpės. Reklama prekybos centruose tikriausiai turi labai greitą rezultatą, nes pirkėjas reklamą čia pamatęs, jis gali čia pat ir įsigyti produktą. Tai yra laiko perspektyva, tai yra greiti sprendimai. Facebookas tai yra socialinis tinklas, kuriam reikalinga, reiškia, ilgalaikis įdirbis su tikslinė grupe. Todėl reklamos pateikimas čia, reiškia, greitas ir efektyvus yra neįmanomas. Jeigu paimti pigumo tą suvokimą tokį, yra tokia nuomonė pagal nutylėjimą, kad yra arba nemokamai, nes ką ten visi šėrinasi, komentuojasi ir taip toliau. Kas yra netiesa? Arba kad yra labai pigu. Labai pigu irgi nėra. Ta prasme, jeigu paimti turinį, kuris yra kokybiškas, su kokybišku turiniu pasiekti didelį kiekį žmonių, iš tiesų yra labai pigu. Pernai metais, jeigu paimti skaičius realius, statistiką iš to, ką mes ten esame nuveikę per visus pernai metus, čia iš kokių turbūt 30 000 eurų reklamos išlaidų Facebook'e konkrečiai, tai vidutiniai pasiekiamumo kaštai siekia apie 40 maždaug euro centų už vienu turinio vienetų pasiektą 1 000 žmonių. Yra įvairių rekordų Lietuvoje padarytų, sakykime, mes patys kažkada esame padarę vienam iš savo klientų reklaminę kampaniją, kur neperdidu už 50 litų tuo metu nupirkus reklamos Facebook'e. Galutiniam rezultate kampanijų sugebėjom turėti 100 000, virš 100 000 unikalių vartotojų, kurie atėjo iki puslapio, ten padarė dalykus, kurias prašėm padaryti, susipažinus informaciją ir taip toliau. Tai teisybės dėlei reiktų pasakyti, kad tokių rezultatų paskui per 3 metus nesugebėjome pakartoti. Aš manau, visų media kanalų esmė tai, kad jiems kiekvienam yra svarbu pagrįsti jų efektyvumą ir kiek tiksliai jie auditorijos pasiekia. Šiandien, mano manimu, nėra nei vieno media kanalo, kuris gali tiksliai pasakyti, kiek mes vartotojų pasiekime. Yra tam tikros reklamos formos tam pačiam Facebook'e, kurios leidžia taikyti neįtikėtinai siaurai. Labiausiai tai veikia vakarų rinkose, kurios yra didesnės, tai teoriškai turėtumėt galėti nusitaikyti į 23 metų merginas šviesiais plaukais, kurios turi baltos spalvos, ten ryžian šnauceriai, jeigu jie būna baltos spalvos, aš nežinau. Taip tiksliai. Tai reiškia, kad turinį priderinus prie tokios tikslinės auditorijos, grąža iš vartotojo, reakcija iš vartotojo gali būti vos ne 100%. Facebook reklama ir jai naudojami algoritmai ją padaro išmanę ir viską sekančią. Kaip tokią socialinių tinklų reklamą vertina tie, kurie taip pat atidžiai stebi vartotojų įpročius ir siekia reklaminės žinutės pateikti vietoje ir laiku. Ar Facebook reklamos modelis jiems kelia konkurenciją? Prieš pusę metų mes įsidėgėm žvilgsnių matavimo sistemą prekybos centruose. Tai yra prancūzų marketingistų ir programuotojų sistema, kuri, reiškia, monitorina pirkėjų elgesį. Ta sistema, reiškia, mes galim pasakyti pakankamai daug duomenų apie pirkėją, tai yra galim nustatyti, ar kiek reklamos pamatė vyrų, kiek reklamos pamatė moterų, kuriuo paros metu buvo didžiausi prekybos centre srautai, kiek reiškia, praėjo pro reklamos eksponavimo vietą vartotojų, kiek tie vartotojai užtruko prie to produkto eksponavimo, reklamos eksponavimo vietos ir kiek jų iš tikrųjų fiksavo dėmesį į reklamą. Taip pat sistema gali atsakyti preliminariai netgi amžiaus grupės. Akivaizdu, kad socialinių tinklų įtaka stiprėja ir tampa vis svaresnė. Tai lieka su tuo susitaikyti, neprarasti budrumą bendraujant socialiniuose tinkluose, o jų teikiamus privalumus maksimaliai išnaudoti savo interesams ir reikmėms.